Sveiki visi! Šiandien mes susipažinsim su mano nuostabia kolegė, kulinarė, konditerė ir puikiausia Napoleono savininkė ir kepėja, ar ne? Taip, Kristina. Labas. Labas. Sveiki. Aš esu gyvenime nekepus tortų. Visiškai. Ką tu patartum, nuo ko pradėti, ką daryti ir ką dabar mes čia turim ingredientų, turim miltų, ar ne? Nuostabių iš šitų geltonų mes kepsime, ne šiandien? Taip. Tai nuo ko pradedam ir startuojam? Aš sakyčiau, pradėkim nuo Napoleono. Tikrai labai paprasta, kiekvienas gali pasigaminti ir užima labai, tikrai nedaug laiko, gal pusę dienos. Taip. Pasimsim atostogų. Taip. Tai ką, galim pradėti? Pradedam. Ką reikėtų dabar daryti? Tai pirmiausiai, viską galima daryti rankomis, tai bus kapota tešla, ją galima, kas neturit stebuklingo puodo, kaip kad aš turiu. Čia jis su manim jisai keliauja visur, jame galima viską daryti. Tai jisai mums pagelbės, kad tau, Indrė, mažiau reikėtų dirbti, tai mes pasitelksim į pagalbą mano stebuklingą puodą. Bandom. Turim miltų, tai juos versim į puodą, ne? Taip, tai čia jau mes pasiruošę 350 gramų. Taip. Kokio dydžio tas mūsų tortas bus keliem žmonėm pavaišinti? Šiaip čia toksai nebus jau labai didelis, bet maždaug apie poros kilogramų. Porą kilogramų. Taip. Tai iš principo visi produktai, čia mes ką turim ir pasakysim dozuoti, jie yra būtent 2 kg tortas, ne? Taip, maždaug. Taip, mes sudėjom miltus. Tada kiaušinį galiu duoti. Vienas kiaušinis. Taip, vieną kiaušinį dedam. Jeigu aš neturėčiau puodo, tai turbūt pilčiau miltus ant stalo, į vidų kiaušinį ir kočiočiau. Su peiliu kapotum. Ai, su peiliu, ne? Taip, kapotum su peiliu, kol pasigamintų pavyzdžiui. Gerai, sviestas. Sviestas gal. Kiek čia tos sviesto? Čia mes dedam 200 gramų sviesto. Jisai turėtų būti kambario temperatūros, ar čia... Jisai toksai iš šaldytuvo turėtų, jo. Kad, kaip sakyt, kapotus gerai. Tada dedam grietinės 125 gramų. Yra kažkoks skirtumas, grietinės riebumas, ar... Taip, pačią riebiausią ir geriausią. Pačią riebiausią. 30% riebumas. Ir ką mes čia turim? Čia cukrus? Čia mes turim druską šiandien. Taip, visurus. Taip, tai čia ne tik, kad bus labai skanus tortas, bet dar ir labai sveikas, nes mes dėsim ne cukrų druską. Tai į tešlą cukrus visiškai nededam? Ne, aš nededu. Kristina, pas mus įmonėje buvo švenčiama pyragų diena. Ir tavo šitas nuostabus pyragas laimėjo 1 vietą. Neįtikėtina. Tiek daug sulaukė komplimentų. Pyragas pilnas komplimentų. Visi buvo labai patenkinti, prie kavutės pasakoti. Tai iš kur tas receptas atėjo? Iš knygų, paveldėtas, iš močiutės, iš promočiutės, iš mamos, iš kur? Na, šiaip receptas tai tikrai iš interneto gelmių. Ir pusę to recepto tai gavau irgi su šitu puodu dovanų, nes gavau tokią knygą, žodžiu, ir toj knygoj buvo tas irgi receptas. Tai aš tiesiog patobulinau, nes labai mėgstu viską tobulinti, tai ir vat gavosi mano toksai tai iš principo, Laurai, ne tavo puodui, ar ne? Nes puodas turbūt padaro didžiąją darbo dalį. Tikrai labai daug padeda. Gerai, tai ką mes darom toliau? Jungiam visus ingredientus sudėjom, ar ne? Taip. Dabar mes jungiam tą stebuklingą startmituką ir kaposim. Aš kaip sakyčiau. Kiek tai laiko užtrunka? Užsistatom 30 sekundžių. Bingo. Čia kaip loterijos garsas, laimėjai. Taip. Sukapojom. Ir ką toliau darom? Dabar mes išsiimsim. Tai aš pabandysiu čia pakočiom. Gerai. Dabar mes dar mes, Indrė, dabar tai iš tikrųjų nekočiuosim, mes išsimsim tešlą, ją gražiai padarysim į tokius, atsiskirsim mažus gabalėlius ir dėsime dar ją pašaldyti, dar žinok, mes turėsim turi atšaldyti, ne? Kiek tai laiko atšaldyti? Valandą 2. Tai tas pusdienis atostogų. Taip, galėsim eiti gerti. Kristina, papasakok apie savo šeimą. Ar šeimoje tu vienintelė gamini, ar gamina vyras, vaikai? Kokia situacija su maistu ir santykis su maistu? Šiaip šeimoje tai gaminu dažniausiai paprastom dienom tai aš, o savaitgaliais... Pietus vakarienė, ar ne? Panašiai. Kartais vyras gamina, bet dažniau tai tie tokie savaitgaliniai maistai tai būna vyro. Gaminame mes daug komandę. Gerai, per pusę pasidalinam, pasidarom tokį
tai pasikočiuojam trupučiuką. Ir aš paprastai tai pasidarau kokią 10 tokių vienodų gabalėlių. Taip, tai šeimoje gamina savaitgaliais vyras kiekvieną dieną tu, ne? Taip. O gausi šeima? 7 asmenys. Tikrai įspūdingas kiekis šeimos narių. O turit augintinių? Augintinių neturim, nes, žinai, pakanka man ir taip veiklos. Taip. Kas toliau? Toliau imam plėvelę, susukam ir dedam į šaldytuvą pailsėti. Tai dabar tu padėsime minutę. Tam aš čia jūsiu. Dar kartą. Dar kartą? Nu, mažius. Taip. Ir dabar taip, susukam kiekvieną, mes va taip va. Tiesiog susukam ir dėsim į šaldytuvą. Valandai pusantros, taip? Taip. Pašaldėm valandą. Kiek ten buvo? Pusantros buvo valandos. Tai ką dabar, mes juos atvyniojam atgal ir bandysim kočioti, ne? Tai dabar mes imam jo po vieną. Gal duosi aš tau parodysiu, kaip čia, ar nori bandyti. Taip, rodau aš, kaip aš darau ir tada žiūrėsim, kaip tau jau čia gausis. Gerai? Miltų taip negailėti, nes kad nepriliptų prie stalo. Tai mes miltų gamintojai miltų pasidaryti. Aš tešlą kočioju taip plonai. Taip. Nes turbūt tas tortas, kuo tie lakštai plonesni, tuo jisai skanesnis. Žinok, aš visaip ir taip darydavau, ir kitaip darydavau, bet per ilgą laiką pamačiau, kad skaniausiai gaunasi, kai tas lakštas, nu jisai toksai, vat, vos nepersišvyčia. Taip. Tai tas paruoštas, dabar tu subadai su šakutė. Ne pirmą kartą. Taip, subadėm ir nešim į orkaitę, taip? Taip. Kiek laiko kepsim? Aš taip visą laiką taip žiūriu, maždaug, kad man jau jie taip gražiai atrodytų, bet apie 10 minučių užteks. Nes jie yra ploni, ažūriniai tokie. Taip, 190-200 laipsnių. Taip. 190-200 laipsnių. Tai gerai, nešim. Tai ką mes ištraukiam, nu nuostabiai apskrudusius lakštus, nu tikrai labai spalva gelsva, ruda, labai gražu. Ir ką toliau? Turim pieną pakaitinai, taip? Taip, iki virimo. Iki virimo, kad nebūtų tos plutelės, kuri būdavo ant pieniškos ribos vaikystėje. Ir tada įpilam vanilinio cukraus. Vanilinis cukrus, pienas su vaniliniu cukru. Porą pakelį. Kas toliau? Kremas, taip? Taip, dabar taip, imam kiaušinius. Taip. Kiaušinio tryniai. Baltymų nereikia. Nereikia. Tik tryniai. Taip, 6-7 tryniai. Taip. Ir kas tada? Ir tada pilam cukrų. Aš jau pasiruošus, na, cukraus kam skaniau. Aš mėgstu kepti mažiau cukraus ir visi sako, kad skaniau, kai mažiau saldu, tai aš maždaug apie 120-130 gramų pilu cukraus. Taip, nes uogienė turbūt yra saldi, ne? Uogienės grįžtim truputėlį vėliau, tai kiaušiniai, tryniai, tai yra ir cukrus ir dabar vėl stabilizas. Šitą mes dedam. O ką, Kristina, darai su tais baltymais, kurie liko nuo kiaušinių? O su baltymais mes... Ne, su baltymais mes kepam orinius pyragaičius, labai vaikai mėgsta mano. Tai tiesiog išsiplakam baltymus, pasidarom ten savo skonį saldžiau rūgščiau ir tada prisikepam daug tokių mažų pyragėlių ir kokią savaitę valgom. Savaitę, taip. Iki purumo. Bingo. Kremas jau padarytas. Net 2 kartus bingo. Tai kas dabar? Kvies kol neišjums. Dar kviečia? Kvies kol neišjums. Loterijoje laimėjom. Taip, tai dabar mums reikia čia įdėti 60 maždaug gramų miltų. Miltai dedasi į kremą. Taip, kad jisai būtų toksai stangrus. Taip. Ne krakmolas, o miltai. Porą šaukštų miltų. Kol Kristina dedi miltus, tu man papasakok, man kad smalsu, kiek laiko užtrunki 5 vaikus suruošti mokyklą, padaryti jiems visiems pusryčius? Žinok, Indrė, kadangi aš pusryčius tai taip mažai kas valgo pas mus ryte. Pasisakyk. Taip. O suruošti, tai kadangi aš pradedu anksčiau darbą negu vyras, tai aš tiesiog palieku atsakomybę į vyrui viską. Tai tau neužtrunka. Man kažkaip biškį gaunasi greičiau. Ir dabar dėsim į vidų sviestą pieną. Dabar šitą visą ant kiaušinių pilsim pieną karštą.
Karšto pieno. Ne, tada jisai toksai Ir kreminė ta glazūra. Taip, iš tikrųjų tai reikėtų virti ant kaitlentės, bet kadangi čia mes viską turim, tai mes tiesiog įsijungsim virimo funkciją ir pradėsime maža srovele, bet kadangi mes jau dėjom tenai miltus, tai nereikia bijoti, tikrai niekas nesušoks. Tai verdam. Taip. Ir kas paskui išvirsim? Įdėsim sviestą ir lauksim, kol pravės. O šaldytuvę atskirai reikia vėsinti? Ne, aš tiesiog kambario temperatūroj laukiu, kol pravės. Toliau mes kremą, bingo, kremą padarysim ir toliau kiti veiksmai seks. Tepsim lakštus. Tai gerai, tai dabar sudedam sviestą. Kiek čia to sviesto? Šiaip 2 pakeliai sviesto dedasi. Per būtent į kremą ar į visą to? Į kremą. 2 pakeliai sviesto. Taip. Į puodą sudėjom sviestą, pieną, miltus ir viską dabar suvirsim. Ir jisai kokios turi būti tekstūros? Toksai tirštos grietinės. Ir mes pradėsim kremu tepti lakštus, ne? Taip. Gerai, bandysime nesulaužyti. Mes laužysim. Ai, laužysim? O, tai labai gerai. Aš kažkaip buvau atsargiai, taip reikėtų kaip su porcelianu. Taip laužysim, tai viskas super. Bingo. Mūsų kremas pagamintas. Volia. Gerai. Ir dabar pradėsime smagiausią torto gaminimo dalį. Taip. Tai dabar darau taip. Kadangi man taip pat netelpa, ne? Tai aš stengiuosi tiesiog kiek telpa tai sudėti taip atsargiai į formą ir tada padėlioju. Užpildot visą dugną lakštais, taip? Taip. Labai gražiai atrodo. Su lakštu į apačią. Nu, tai viršus. Aš čia žinai. Gal jokio skirtumo ar nėra? Ir dabar, gal biškai trūksta va čia. Taip, sudėliojam. Ir dedam. Kremo niekada negailiu. Dedu daug, kad būtų kuo skanesnis. Ir toksai šlakas. Šlakas. Tai turbūt nuo kremo kiekio tas torto skonis ir atsiranda, ne? Taip. Taip. Ir dedam. Nu, pradžiai porą šaukštų ir tiesiog išlyginti. Kad jisai vienodai pasiskirstytų. Kad pasiskirstytų ir dar jisai, matai, kas yra šitam torte toks stebuklingas dalykas, kad jį reikia truputėlį geriausia tai porą parų, kad pastovėtų, tada jau jisai būna nu tokio tobulo skonio. Tai iš principo torto gaminimas užtrunka taip, dabar aš paskaičiuosiu, jeigu su skaičiais man sudėtinga dabar, ne? Tešlos paruošimas, minkymas 1,5 valandos, šaldymas 2 valandos, kepimas valandą, kremo gaminimas be puodo valandą ir dar porą parų torto šaldytuve. Jeigu aš labai alkana, tai šitas receptas netiks. Ir jeigu šventė yra penktadienį, tai reikėtų pradėti ruoštis jau trečiadienį. Trečiadienį pradėjom, penktadienį suvalgėm. Ar ragavai? Ne. Dabar paragausiu. Iš tikrųjų taip nebuvo progos paragauti, bet skaičiau begalę puikių atsiliepimų apie šitą pyragą, šitą tortą. Tai paragausim netrukus po 2 parų. Taip, tai dar dedam vieną lakštą ir tada dėsim specialią tokią uogienę. Taip, irgi. Kaip dabar su ta uogienė? Tai uogienė, ar galėčiau aš ją tiesiog nusipirkti parduotuvėje? Ar reikėtų man jau į vasarą skinti uogas, virti su daug cukraus? Kaip? Tokios uogienės tu niekur nenupirksi, nes tai yra gaminta mano rankomis. Šiaip mes būtent šiam tortui auginame serbentų krūmus. Taip, būtent. Ir tada vaikai nuskina ir aš išverdu uogienę. Labai tokia graži istorija. O kiek aš iš viso savo kulinarės, konditerės karjerą iškepusi to? Gal kokia 50 jau bus. Jau tai skaičius gražus labai. Šiaip neskaičiavau, žinau, atvirai, bet kepu kiekvienom šventėm.
kažkam Jau turbūt gimtadienį, Kalėdos, Velykos neapsieina be tavo pirminio Napoleono. Taip. Ir pabaigiam, užsipildė jau mūsų visa forma, ar ne? Tai dabar pabaigsim kremą. Ir kokius bus dekoras? Šiaip puošti man nelabai sekasi. Tai Napoleonas tai toks paprastas puošimas dažniausiai, ne? Tai puošim trupiniais, tais pačiais lakštais. Taip. Tai mes galėsite juos man sutrupinti ir tiesiog papuošim. Jeigu vasarą, tarkim, kepu tortą, tai kažkokių uogyčių padėliojam. Kadangi dar turim truputėlį kremo, tai mes viską užpildysim. Nes ir lakštai čia mes turim dar toliau. Taip, ir tas gražuolis truputės ant pačio viršaus, ne? Tai tu gali po trupučiuką jau jį taip... Aš jau jį galiu traiškyti. Va čia traiškik ant šitų. Čia traiškik. Smulkius. Nu, pats turbūt lengviausias ir įdomiausias darbas šiam kompanijai. Yra lakštų traiškyti. Ir 2 paras, maksimum 2 paras mes leisim jam atvėsti, pabūt šaldytuve. Taip. Nu, parą. O ar galima sutrumpinti laikotarpį ir jį dėti į šaldymo kamerą? Niekada taip nedariau, bet gali pabandyti dabar. Ar pasiteisintų, aš taip visiškai nenutokiu, bet... Aš matau, tu Indrė labai nori šito torto. Aš labai noriu, kad greičiau jo paskanauti. Va, trupinėlių jau kaip ir padariau. Tu baigi tepti tą kremą, pasitrauksim. Ir bus dekoras. Dekoruosim lakštų trupiniais, kurie iškepti be cukraus, o su druska. Ir su miltais. Tai mūsų tortas jau kaip ir pabaigą. Paskutinis kremas, bet kremo pagaminta buvo tiek, kiek va tik to. Kažkaip taip pasisekė. Tai kągi, nepraėjo 2 paras ir mes jau turim nuostabų mūsų gamintą tortą. Ir bandysim pjauti, ragauti, vertinti, manau, bus 10 balų. Lengvai iš pirmo karto. Labai skanu. Minkštas minkštutėlis, nu, fantastika. Ačiū, Kristina, kad pasidalinai savo nuostabaus torto receptu. Manau, užsakymų gausi ne vieną, nes artėja Kalėdų metas ir šventės. Tačiau, jeigu bent vienas mūsų kolega pats pamėgins pasigaminti šį tortą, mes būsim labai laimingos, taip? Taip. Tad lengvai iš pirmo karto.